Sveiko čia visi. Taigi prieš pradedant žaisti lovų karus, aš norėčiau jums pasakyti, kad resurs pakas yra apačioje, taigi galite parsiųsti ir... Taigi yra toks biškai balsavimas, nebalsavimas, tik norėčiau išgirsti iš jūsų nuomonę, ar jūs norite matyti dažniau vaizdo įrašus ar streamus, nes jo, tai daug laiko užima iš tikrųjų ir reikia man pasirinkti tarp streamo arba YouTube'o, tai yra toks reikaliukas, arba jūs matot video kas 3 dienas, bet dažniau streamus, arba matot video kas 2 dienas, bet retesnius streamus, taigi jūsų nuomonė laukiama aprašyme ir pradėm video. Tai ką, mes jau iššokom į žaidimą ir galim iš tikro pradėti kaip ir visada, pasimam pirmąją savo geležį, už tą geležį nusipirksim blokų šiek tiek. Ir statomės iki vidurio, o vidury kaip ir visada rinksimės emeraldus ir bandysim, žodžiu, pasimt šarvus, ne, nes kodėlgi ne. Tai gerai, mes jau kaip ir prie emeraldų pasistatėm šiek tokį keliuką minimalų, kad jau bent jau galėtume atbėgti iki čia. Ir mūsų pirmasis žaidėjas čia, kurį mes turėsim užmušti, tai labai lengvai tikėkimės. O, pusė gyvybės mums liko. Gal aš tikriausiai bėgu į savo salą ir pasiupgraidinsiu savo kardą, pasimsiu galbūt netgi geresnį kardą ir jeigu bus 40 geležies, tai netgi ir nusipirksim ir šarvus, bet dabar aš matau tą žaidėją, kuris statosi jau link Deimantų salos, tai man reikia greitai gal bėgti link savo. Kad jis manęs nebandytų vytis, būtų žiauriai gerai, dabar aš galbūt parbėgęs iškart įsidėsiu į Ender Chestą viską, nes jeigu jis mane norės užmušti, aš čia visko išleisti nespėsiu labai greitai, bet jis neateina pas mane, tai greitai galim praleisti ir nusipirkti kardą geresnį, jis atbėga pas mane realiai, tai dabar mano vienintelė proga yra tiesiog apsistatyti savo lovą, ko aš dar nesu padaręs, bet tuoj padarysim. Ir viskas bus žiauriai puiku, jis dabar statosi į viršų kažkodėl, kažkokiais metodais, jis galvoja, kad jam statant į viršų ši technika padės, arba čia man tiesiog stato sieną, gali ir tai būt, kad po to reikėtų griautis, bet tikėkimės, kad taip nėra. Ką jis ten daro, wow. Tai gerai, pasimkim šiek tiek blokų, nes kaip matau, jis blokų mums prireiks. Ok, jis atbėga pas mus. O, jis turi TNT, dude. Jis turi TNT. Gerai, mano lovos nėra jau, bet tai netrukdo man laimėti žaidimo realiai. Ir aš dabar galvoju, pasimuš kardą ir bėgo aš jį sunaikinsiu, jam bandysim atkeršinti, nes... Kodėlgi ne? Jeigu jis mus nugravė ir aš pasimėm medinį kirtiklį netyčia, bet nieko tokio, pasimkim blokų ir pasidėkime patogiau biškį ir galbūt netgi geresnį kardą pasimkim, nes jeigu mirsim, tai ar taip jau viską prarasim. Ir bėgam iki jo, bandysim jam atkeršinti ir parodyti, kad mes ir kažką gal galim padaryti, jeigu pavyks, aišku. Ir jis, aišku, pas mane dar atėjo ir antrą kartą, bet jis dabar turi irgi Iron Swordą, bet pas mane šiek tiek geresnis ir aš jį taip suaudžiau, wow. Tai gerai, bėkime iki jo salos, jau mes čia labai arti, tiesiog reikia vieną vilną nugriauti ir... Davai. Jis dabar tik su mediniu kardu, aš tai jį turiu nužudyti. Oba, nužudžiau ir labai puiku. Ir dabar nugriaunam jo lovą ir bėgam atgal į savo salą. Tai jeigu bus, ten turėtų būti šiek tiek aukso ir mes už tą auksą nusipirksim ne buteliukų, kokių dar buteliukų. Nusipirksime obuoliukų ir atsigydysim. Jis atbėga pas mane realiai. Nežinau ką daryti, aš realiai dabar čia žiauriai galiu susimaut. Bet jo, dabar jam čia biškai sutrukdom. Gerai, biškai gybių turiu realiai. Tai jeigu pavyks ir kuris nukrito? O, jis nukrito, wow. Tai mums čia žiauriai pasisekė ir galim tada mes tęs žaidimą savo. Galvoju, kad numirsiu šioj vietoj, bet kažkaip išgyvenom, tai žiauriai puiku. Ir reikia gal pasimti šiek tiek geresnį pikeksą ir gerai, bėgam toliau į vidurį, ne? Gerai, tai 10 sekundžių, manau, palauksim dėl vieno deimanto, nes aš tada galėsiu 2 kartus savo šarvus tobulintis, tai bus žiauriai puiku ir tas vienas deimantas atsiras dabar ir nubėkime ir pasitobulinkim savo šarvus porą kartų, kad būtų tiesiog mažesnė žala nuo priešininkų ir jo. Ir galėsim gal ilgiau išgyventi ir su jų didelėm gretom susidurt. Nusišnekėjau aišku, bet ką jau darysi, aš jau toks esu. Gerai, tik spaudžiam į vidurį ir reikia man dabar 6 emeraldų pagrindę, tai būtų geriausias dalykas, ką aš galiu gauti. Aišku, aš turiu, man atrodo, 2 emeraldus, taip yra, man atrodo. Tai man reikia tada tik 4, tai šarvam. Ir dar, aišku, būtų ne pro šal dar 4 papildomi, nes galėčiau pasimti kardą geresnį. Ir jo, tai pasistatom čia tokį užlipimą, jo antrą kartą jau, aišku, naudoti negalėsim. Ir čia visi emeraldai surinkti ir man atrodo, kad visus juos surinko tas žaidėjas. Tas kažkoks pusiau mėlynas arba kažkoks kitoks, bet jo, jau jie atsirado per naują, tai galim susirinkti. Ir dabar 4 emeraldus turėtume gauti, nes yra lygiai 4 spawneriai. Na, emeraldų ir žiauriai puiku.
Tai va, aš jau kaip ir bėgu į savo salą, bet dar pakeliui gal užsuksiu į tą mėlyną salą, kuris mane labai norėjo užmušti, bet pats save užsimušė, kaip bebūtų gaila. Apsirinksim visą auksą, nes iš tikrųjų aukso norėčiau gauti lankui, nes man džiauriai su lanku patinka šitam minigame būt. Ir galbūt iš Ender Chesto mes įsimkime savo 2 emeraldus ir iškart pasimkime geresnius šarvus. Tai va, turim jau gerus šarvus, jau, na, galima sakyti geriausius, tik tais reikėtų dar šiek tiek upgrade'intis apsaugą ir būtų žiauriai gerai. Bėkime dar iki savo salos, surinksim goldą ir jeigu išeis lankas, aš jį nusipirksiu ir šiek tiek strėlių, jeigu išeis. Ir bandysim eiti žudyti žaidėjų, nes jų čia labai lėtai jie čia mažėja, tai reikia jiems padėti sumažėti. Tai jo, gaunam 24, iš viso turim bendrai 24 aukso ir galim pasimti lanką ir galim 8 strėlės pasimti. Aišku, man 8 strėlių neužteks, tai aš truputėlį palauksiu, manau, kol atsiras daugiau aukso ir tada bėgsim, manau, iki geltono. Geltonas, kaip matau, apsistatęs savo... Ai, ne, jis iš viso iškritęs iš žaidimo, tai tada bėgsime, manau, iki... O pas mane net atbėga, man net nereikia bėgti. Tai pasimkim lanką į rankas, kad būtų čia mums viskas patogu ir jeigu pas mane bandytų ateiti... O, jis nukrito. Bandykim numest. O, yes, nukrito, labai puiku. Tai reiškia, mums tada joks pavojus negrės ir kiek čia aukso atsirado, na dar vieną bent jau aukso, kad atsirastų ir aš būčiau žiauriai laimingas. Iš tikrųjų, man blokų trūksta, tai gal ir blokų dar reikėtų pasimti ir davai auksė atsirastų greičiau. Žiauriai ilgai čia to aukso reikia laukti, čia kaip specialiai atrodo. Greičiau, o, atsirado auksas. Galim pasimti dabar mes šiek tiek daugiau strėlių ir bėgam į pavojų, ane? Tikrai dar, manau, bebėgdamas apsirinksiu ir emeraldus, nes kitiems žaidėjams palikti emeraldus, manau, būtų gan tiesiog neprotingas pasirinkimas ir jo, tas egzistuoja žaidime? Ne, jis nebeegzistuoja, o baltas irgi jau nebeegzistuoja žaidime. Ai, ne, jis egzistuoja, aš netai pamačiau, tai manau, bėkime tada iki balto, bandykime jam parodyti, kas čia su kuo jis žaidžia. Ir pastatysim šiokį tokį tiltą, kad ir atgal ir pirmin galėtume nubėgti ir bus žiauriai fucking cool. Tai dabar mano planas turbūt būtų išmest pirmą baltą ir jeigu įsimestų kažkuris iš grey arba aqua, tai būtų žiauriai puiku, tada man nereikėtų kištis tarp jų. Ir pasimkime gal kaip patogiau čia. O, ne, savo lanką netyčia išmečiau. Ir iš tikrųjų aš turiu 4 emeraldus ir galėčiau pasimti geresnį kardą. Ir... žymiai, manau, geresnį kartą galėčiau pasimti. Ir jis manęs nemato. Tai labai gerai. Jo net saloj nėra, wow. Tai jis dabar tikrai gailėsis, kad iš jos išėjo. Ir kuris lakso? Galbūt jis kažkurioje saloj pasislėpęs ir nenori niekur lįsti, nes jis bijo pralaimėti. Kaip aš tokių žaidėjų nekenčiu, kad jūs žinotumėt. Tai gerai, mes dabar šiek tiek pasimėm blokų. O, aš jį matau. Ir jis visgi nesislėpia, bet aš jį su lanku truputėlį pašaudysi, reikia pasižiūrėti nugarą, čia pas mane niks neteina, nes gali visko būt. Ir turiu daug deimantų, kuriuos aš žiauriai norėčiau praleisti iš tikro. Kodėlgi ne? Nebent jeigu nukrisiu, tada jau net ir geresni šarvai mane padės, jeigu mane nustums nuo tilto. Bet negali nieko žinoti, todėl reikia pabandyti ir pasitobulinti savo šarvus. Ir jis jau ten statosi vos ne pilį. Tai ką tu čia darai, mielas draugė? Atik čia, kodėl tu negavai hitą? Ai, tu gavai hitą, viskas gerai. Jis pasimė irgi lanką, bet pasilankas yra žymiai prastesnis. Na, ne žymiai, bet prastesnis, todėl tiesiog aš nenoriu ten subūt, nes jeigu aš pasibėgsiu, aš tikriausiai būsiu nustumtas. Ir aš matau žaidėją, kurį aš žiauriai norėčiau užmušti. Ir man galbūt pavyks. Oh yes, man pavyko. Tai dabar aš noriu grįžti į savo salą, kadangi turiu 10 emeraldų. Wow. 10 emeraldų, tikrai didelė suma. Ir aš norėčiau nusipirkti norėčiau kardą ir galbūt nusipirkti pagaliuką, su kuriuo galėčiau visus nustumti. Kuris turi ten knockback enchantą, na, tipo, tu rinkėjai ir žmogeliukas tiesiog pakšt ir nuskrenta. Tai va, žodžiu, pasimkim dabar mes kardą geresnį, tada lievą kardą pasidėkime, šitą irgi galim pasidėti, šitą pasilikime. Na viską, manau, pasiliksime inventoriui. Pasimkime dar vieną ender perlą, nes realiai aš nesivaizduoju, kur kitus emeraldus galėčiau praleisti. Ir turiu tik 4 goldo, ko man tikrai neužteks. Ir mano salose slepiasi žaidėjai, wow. Ar aš galėsiu kažką numest? O, dude, prašau. Kodėl aš nepataikau jį paperkūnais? Ir jis dabar, nes savo salą aš galiu bėgti dabar iki jos salos labai drąsiai. Tik reikia sužinoti, kurio sala randasi jos sala štai ten, okei. Tai bėgam iki jos salos ir bandom jį sunaikinti, ne?
Nes manau, kad žaidėjas nebus toks protingas, kad nusižudyti ir atsiras savo saloje ir apginti savo lovą. Arba jis tiesiog to nenorės daryti, tai bėgam. Ir čia iš tikrųjų nelabai toli man ir teliko bėgti. Yra pastatyti visi keliai, tai tik reikia įveikti atstumą šitą visą. Ir reikia saugotis, jog jis nesugalvotų tikrai nušokti, nes tada man bus labai blogai. Jo, jis sugalvoja net nušokti, wow. Ir jis dabar su mediniu kardu ir jis pasimė ironinį kardą. Tai ką jis darinėja, aš nesuprantu, bet jis slepiasi už savo tos pilies, taip kaip bailys. Nepataikau visiškai, kas čia vyksta po perkūnais. Ok, bėgam, tada mes link jo. Bėgam. Turim įveikti. Oba, nice, labai nice. Sužaidėm, labai nice. O, mes čia su žaidėju vienu susivienėm. Ir viskas žiauriai gražiai vyko, tik tais čia man nereik mirt. Reikia gal suvalgyti šitą auksinį obaliuką labai greitai. Hello, darkness, my old friend. Žaidimas nebuvo labai blogas, bet mums nepavyko laimėti. Tai aš manau, kaip šiam epizodui ir užteks. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą Lovų karų epizodą, arba ne tik jame. Kokį epizodą žiūrėsi, žodžiu, tokiame ir susitiksime. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Čiau.